Sveiki, šiandien noriu parodyti, tiksliau parodysiu savo soją vėl, parodysiu žirnius, parodysiu kviečius, papasakosiu apie problemą, su kuria susidūriau. Tiek kviečiuose, tiek sojai yra. Na ir neišjunkit, žiūrėkit toliau, pamatysit daugiau informacijos. Žirniai čia yra sėti balandžio pabaigoje. Tiksliai datos neprisimenu, parašysiu apačioj. Čia, kada sėta, bet čia yra tiesiogiai sėta. Priešsėlės čia buvo kviečiai. Ten matosi tos probleminės žolės. Yra kur varpinės, tie kupstai. Juos nežinau su kuo išnaikinti. Tad žiūriu, kad atsirado viena kita žolytė. Tai dabar reikia išspręsti problemą. Reikia dabar būtinai nupurkšti. Žiūriu, pelėvirkštis yra. Vienas kitas. Yra ir balandų mačiau, yra ir lipikų yra. Bet jų nėra daug, va, balanda visai va mažutytė, va. Visiškai. Nu, tai yra dar viena, čia greičiausia kažkurį tai, nežinau, pikžolytė. Bet tokias mažutės pikžolytės, aišku, turėtų paimti. Jau taip gerai įsižiūrėjus, matosi ir eilutės, kur šiek tiek biški mažiau šiaudų, bet va, kur daugiau šiaudų, tai sunkiai matosi. Bet va yra ir žalyčio. Ir manau, kad jau ateina laikas purkšti. Na, o kokios klaidos? O klaidos elementariausias. Nu, pavyzdžiui, laukas šitas va, yra glifosuotas. Sakykime, pavasarį. Ir va toks va dalykėlis. Va šičia, matai. Nu, čia yra paprasčiausiai techninis dalykas purkštuvo. Sakykime, jis automatiškai atsijunginėja. Čia va yra stovant technologinės vėžos. Čia va nupurškė ir po to mato va šičia, kai atvažiuoja iš ano galo atvažiuoja, jisai mato tą nupurškimą, arba nuvažiuojant jisai čia vėliau pasileido, arba atvažiuojant, nežinau. Ir bent keletą vietų taip va yra. Galų laukiai, va, pavyzdžiui, akivaizdžiai matosi pikšulių daugiau. Irgi dabar nors imk ir nupuršk atskirai galų laukės. O lauką palikat vėliau. Nu, va tokie dalykai. Sakykim, čia yra per galų laukę pasėta veislė lyska. Jinai, pavyzdžiui, atrodo va tokia. Gan, jeigu taip pasižiūrim, nežinau, per kamerą matysis, nesimatys, bet taip eilutės labai ryškiai matosi, nors ir per šiaudas. O galų laukę sėjau realiai, kai visą lauką pasėjau ir tada pasėjau galų laukę. Jau galų laukę atrodo buvo gan sumintas, su sėjamąja čia sukinosi traktorius, o jinai va, realiai va, matosi eilutės gan neblogai. Tai va. Tai ką, einam į kviečius pasižiūrėti. Tai va, kviečiai kaip atrodo. Čia veislės yra mišinys veislių. Tai yra čia... Na, čia yra mano toksai sprendimas priimtas. Ir padariau, aišku, ne pats geriausias variantas, tikrai. Nesiūlau, niekam nerekomenduoju to daryti. Na, bet aš, kaip sakoma, nebūčiau aš. Kaip sakoma, tai aš negaliu nepabandyti. Tai ir bandau. Aišku, ant savo kailio. Tai va, čia yra netgi 4 veislių mišinys. Tai čia yra Vendelin, Valhall, Optimistas ir Delovaras, sakykim.
Labai skirtingos visos veislės, realiai. Bet va, ką šiemet pastebėjau, tai, nu, aišku, šitą veislę, va, tai čia visiškai gal ir ne prie ko. Gal, kad čia miežis ir yra. Jo, čia yra miežis, bet miežiai tai visiškai ne prie ko. Čia jų kaip ir neturėjo būti. Bet visumoj kai kurios veislės turėjo, sakykime, nemažai ligų įvairių. Tai čia su fungicidų purškio, kažkokie šiek tiek gal į silpnoką panaudojo fungicidą, bet naudojo konkrečiai Forapro, bet žiūriu jau vėliavinis lapas lenda, tai planuose yra panaudot dabar rimtesnį, biškį stipresnį fungicidą. O klaida šičia kas buvo padaryta, sakykim. Nu, tai sakysit, pirma klaida, tai kad miksą padariau. Nu, neskaitau, kad čia didelė problema, sakykim. Bet pagrindinė klaida tai buvo vėlyvas purškimas nuo žolių. Rudenį buvo purkšta purkštas su dviem herbicidų mišiniu, tai Inkeris buvo ir Sempra. Tai va čia ir buvo, sakykime, gal parinkimas komplekto biški šiek tiek, nu, kadangi Inkeris gan brangus herbicidas, o antras, sakau, paimsiu biški šiek tiek pigesnį, norėjau papiginti. Tai va tas va papiginimas ir atsiliepė man. Tai nemažai mano laukuose vis dėlto vyrauja lipikas, tai ir jo tikrai nemažai buvo. O Sempra jinai ima lipiką, bet jinai turi dėti maksimalią dozę. Jeigu dėti maksimalią dozę, tai to pigumo ir nebelieka. Tai va, sakykime, klaida būtų tokia. O daugiau tai ką, aš sėjau vėlai, kai dabar eilę metų buvo, sakykime, tas ruduo šiltas, gan ilgas, o praeiti metai kaip tyčia buvo šlapi, aplamai buvo praeitose metuose daug kritulių, o šiais metais, nežinau, gal ir atiduos tuos kritulius, bet atiduos tada, kai reikės kulti. Nu, nedaug dievė taip, jeigu būtų, tai tada visiškai ūkininkam bankrotas bus, kaip sakoma. Bet, nu, yra kaip yra. Tai va. Tai manau, kad, sakykime, nežinau, va matosi, kad yra miltligės buvę. Nepavyko mums jau nurauti, nesvarbu. Va, augaliukas yra toks. Aišku, prapjovus jau matytųsi varpą galima būtų rasti. Tik neaišku, kuri čia veislė. Va tas esmė ir yra, va mikso, tas, sakykime, ne tiek, kad gal problema, bet, va, sakykime, vienas yra aukštas, va, dėlavaras yra, sakykime, žemesnė veislė. Tai va, ir va toksai, sakykime, pasėlis, jisai toksai, ir atrodo toksai kelių aukštų. Bet paklausit manęs, dėl ko aš tą dariau miksą, nu tai prašiausiai prisiskaičiau internete visur informacijos tokios gan nemažai, kad skirtingos veislės, sakykime, skirtingų genetinių savybių, jos perneša, sakykime, vienos yra atsparesnės vienom ligom, kitos atsparesnės kitom ligom, vienos atsparesnės išgulimui, kitos mažiau atsparios. Tai bendram tokiam mikse, sakykime, pavyzdžiui, praeitais metais irgi lygiai taip pat buvau miksus pasėjęs, tai aš buvau labai patenkintas, realiai pasėliai visiškai nebuvo sugulę,
Augimo reguliatorius tiesa nepaminėjau, šičia augimo reguliatorius jokio nesu naudojęs. Šičia, nu, bet tai čia vėlgi yra metai tokie, sakykime, gan sausi pas mumis. Aišku, kiti sakys, kad ne, bet vat, akivaizdžiai matosi, kad žemė nu, dar nėra suplyšinėjęs, bet jau nebetoli to, kad plyšinėtų, nes mes tik gavom 20 mm per visą pavasarį. Tai va, matosi, va, lipikas, kaip sakiau, va tokio ūgio. Yra jau panašiai lygus su kviečiais, jo šitame lauke mažiau yra, bet kai kuriuose kituose mano laukuose yra tikrai gan nemažai. Jį tokį sutvarko, tai būtent čia purškiau su Quailexu. Quailexas ir trimeris, miksas toksai buvo. Tai viskas gerai, tas mažas žulytis, tai va, akivaizdžiai matosi, jos jau va, paveiktos yra, va, akivaizdžiai, jeigu tai pasižiūrėtum. Bet tos didelės sunkiai matosi, bet jas irgi suveikė, nes jau aš ne vienerius metus taip darau, bet nu, biškai šiek tiek, sakyčiau, nėra geras tas variantas toksai, vien dėl to, sakykime, šičia tai nedaug tų piktžolių, bet kitą lauką turiu, kur tikrai yra nemažai tų piktžolių, tai nu, maisto medžiagas naudoja tik tiek, kad jos dalinai sugrįžta, sakykime, per biomasę, sakykime, per visą kitą, bet tai jisai į kitus metus. O aš dedu tai pinigus dabar. Tai, kai tokie sudėtingi metai, šiemet trąšų kainos beprotiškos, o grūdų kainos žemos, tai nu, reikia labai pasverti šitą dalyką. Tai va. Tai ačiū labai, kad buvot su manimi. Tiem, kas iškentėjo iki galo, labai ačiū. Tai prenumeruokit mano kanalą, tai paremsit mane ir iki kito pasimatymo. Ate.